biškai nemalonus garsai eina. Žinau, kad tu girdi. Nu, blemba. Bet dabar jau tikrai garsiai. Gal net per garsiai. Atbėga. Sakiau. Fuck you. Bėgam gal pas kiaulės. Ateik čia, Aslė, tu. Aslai, tu. O, blemba. Žinau, man mažėja protas, jo, žinau. Dabar turim problemą ir su protu. Durni šernai. Labai durni šernai. Gerai, mums reikia gyvybių ir proto. Čia, paskui bėgam čia ir tada namo. Gerai. Dar šitą surinkam. Ir šitą. Jo, žinau, žiauriai nemalonus garsai. Dar tas gaidys. O, gaidys. Ateik šią gaidį. Žinai, ką aš tu noriu padaryti? Turbūt tu nutokia. Ateik čia. Tai tu bėg. Tu niekas neturčia juk bėgti. Pasivėt, kad kai aš filmuoju, pas mane labai daug kalakutų atbėga. Dar kad tiek kalakutų būtų per filmavimus, tai dar. Ne! Veltui. Bent gera naujiena, kad mes dieną protingėjam. Labai mažai protingėjam, bet protingėjam. Jau nebegalim valgyti šito. Gerai, šoktų greičiau. Gerai. Bėgam. Jėga. Morkos, davai. Dar gėlyčių reikia. Ne vien tik morkų. Juodi triušiai va. Nu ko mes taip durnėjam? Ne, hebra. Mes nebūsim tokie durni. Aš prižadu. Kažkas man ten šnypžda. Kažkoks asilas. Mane šiurpai krato. Gerai. Zdarov, bandytai. Prie jūsų aš nelendu, man tik gėlyčių reikia. Opa! Čia pastebėjau labai daug žolių. Morka, fienai morka. Morka yra gerai. Gėlytės irgi. Aišku, dabar kol kas mums gėlyčių labiau reikia negu. Jėga! Jau triušiai normalūs. Prie triušių jau galime eiti. Nes kai prieini prie triušio juodo, tu durnėji. Biški nelogiška, bet.
Bet čia žaidimas. Čia neturi būti viskas logiška. Galėtų šį biškį logiškiau padaryti. Bet visai niekas, tada būtų netaip įdomu, turbūt. Zdorov banditas. Ne, ten bėgi, žinok. Nu, ne ten bėgi, kiek aš tau galiu karduoti, durnas padarė. Yes. Gerai, varom dabar iškart namo. Nes jeigu mes dabar nespėsim namo, geriau bėgti ar varyti skylę? Ne, varyti skylę, trumpiau gausis. Jeigu dar tą kelią rasime, būtų ofigenai. Tai vat. Šiaip reikėtų jau žiemai gal ruoštis. Nes žiema, kai bus, mums reikia, kad mes nesušaltumėm, mačiau bei rugsėjo. Praleidau, žinau. Nes jeigu mes sušalsim ir mirsim, tad šiaip nelabai reikėtų, nes jeigu žiemą mes mirsim, tada jau mums tikrai kapės 100%, todėl kad mes mirštam, atsirandam, įsivaizduokit, vėl sušalstam ir